Su jumis laida apie ūkį ir bites. Turbūt sutiksite, kad kiekvienam vartotojui svarbu, kaip užauginamos daržovės, kurias perkame prekybos centruose. Šiemet į tarptautinę konferenciją susirinkę Lietuvos daržovių augintojai dalinosi patirtimi, kaip tausojant aplinką auginti aukštesnės kokybės, sveikesnės daržovės. Reportažas iš Kėdainių rajono. Lietuvos daržovių augintojų asociacija lauko dienas ir dalykinius seminarus žemdirbiams organizuoja jau nuo 1998 metų. Tradiciniu tapęs vasaros antrosios pusės seminaras šiais metais tapo tarptautinė daržovių augintojų konferencija. Pasisemti patirties, pasidalinti atradimais ir aptarti aktualiausias problemas. Į Kėdainių rajoną rinkosi žemdirbiai ir žemės ūkio specialistai. Kiekvienais metais dalyvauju ir matau naudą iš to. Tai daug yra iš bendravimo, sužinai iš kitų, kaip kolegos darė, ką blogai padarė, ką gerai padarė. O be to privažiuoja daug specialistų, įvairių firmų, kurie, aišku, turi daugiau žinių negu mes. Šiemet, kodėl jinai tarptautinė, kodėl jinai didesnė, mes matom, kad kadangi antras, toks, kaip mes sakėm, bendrosios žemės ūkio politikos iššūkis, tai yra gamintojų organizacijos mūsų sektoriai. Tiksliau sakant, kooperacija. Lietuviai labai nelinkę, bent jau daržovių augintojai, kooperuotis. Nesikooperuodami mes irgi prarandam didelę dalį ES paramos, kadangi mūsų kaimynai Latviai yra toliau pažengę kooperacijai. Ir ko gero mes laimim, kada, kaip sakyti, dalyjamės patirtim ir technologijom ir aišku, kad ir toj pačioj kooperacijai, kada mes matom teigiamą pavyzdį, ko gero galbūt ir mūsų augintojams bus lengviau per save peržengti. Sauliaus Dambrausko ūkis konferencijos pradžiai pasirinktas neatsitiktinai. Viena iš pagrindinių renginio temų – aplinką tausojančios vaisių ir daržovių auginimo sistemos. Daukšių kaime šalia Kėdainių ūkininkaujantis Saulius šiemet išbandė naujus ūkininkavimo metodus. Mažiau trąšų ir augalų apsaugos priemonių jis naudojo 30 hektarų ankstyvųjų bulvių ir 20 hektarų svogūnų plotuose. Yra ravėtas laukas, žinokit. Tik herbicidų neužtenka ir čia 2 kartus žmonės ėjo ravėjo. Ne kažin kiek to darbo buvo, bet buvo. Ir aišku, migliai visiškai nevaldomas svogūnuose. Kadangi viena kultūra kaip ir rizikinga, o svogūnam ir bulvėm tinka ta pati technika, tai vat irgi kaip optimaliai išlaikyti ūkį tą ekonominį gyvybingumą, atsirado ir naujos kultūros. Jis, kaip matėte, ūkininkas dirba labai racionaliai, labai viską apskaičiuodamas, nieko ko per daug, kaip sakyti, investicijų nedarydamas ir augintojams šita patirtis yra labai, kaip pasakyti, vertinga ir įdomi. Ir šįmet iš ministerijos dar gavom paraginimą tokį, kad bandykit augyti, paremsim ir susigundžiu ir pabandėm. Kol kas patenkintas, su svogūnais daugiau problemų, bet ne su lygom sunkiau sukovoti. Saulius sako, kad svogūnų pasėliai jo ūkyje kentėjo nuo lygų dėl patirties trūkumo. Šią kultūrą ūkininkas augina tik 3 metus. O štai bulvių, nuo kurių prasidėjo jo ūkininkavimo karjera, auginimo patirties netrūksta. Skirtingai nei auginant svogūnus pagal aplinką tausojančią sistemą, augintos ankstyvųjų veislių bulvės Sauliaus ūkyje užderėjo puikiai. Jom užtenka, sakysim, to 120 azoto. Jos tikrai pasiteisino, viskas tvarkoja ir mažai fungicidų naudota, netoli ekologiškų, aš pavadinčiau jas. Ir aišku, gamtą saugojom, mažiau purškėm, mažiau naudojom azotinių trąšų. Visiems tik tai geriau. O tausojančios šitos sistemos, jos iššūkis yra, ar čia jau yra realybė? Šiais metais jau tapo realybė. Aš esu dalyvavęs prieš porą metų šitoj programai, o šįmet vėl grįžom. Iki šiol tai nebuvo populiaru, kadangi mažai buvo žinomas šitas produktas ir dabar manau, kad vartotojas dar menkai žino apie jį. Užtat reikalinga jį populiarinti, aiškinti, kas tai yra. O šįmet jau pasijungė 14 ūkininkų. Šiandieną Žemės ūkio ministras Kazimieras Starkevičius įteikė mums sertifikatus. Ir
tai įpareigoja. Didžioji dauguma augintojų Lietuvos, nebūtinai tai yra daržininkai, ar tai gali būti grūdininkai, yra augintojai, kai aš sakau, iš inercijos. Jie augina ir jam bet kokios naujovės yra, kaip pasakyti, sunkiai iš pradžių priimamos. Ir kaip nebūtų keista, bet mūsų nariai, būtent mūsų asociacijos nariai, pirmieji mes pradėjom tą irgi kėlėm problemą. Tai prekybinių standartų įvedimą. Ir kada mes stojom į Europos Sąjungą 2004 metais, Lietuvos daržovių augintojai jau buvo pasiruošę stojimui. Gausiai susirinkusiems kolegoms turėjo ką parodyti ir Slikių kaime ūkininkaujantys Ilona bei Virgilijus Kuprevičiai. Jų ūkyje auginama 110 hektarų morkų, o iš jų 40 hektarų pagal aplinką tausojančias technologijas. Pagrindė gal dėl rinkos vietinės, nes mes beveik taip auginome anksčiau, tie reikalavimus, ką reikalauja, išpildyti galėjom ir dalį sertifikavom. Mūsų dauguma morkų išvažiuoja į Rusijos rinką, nes Rusijoje, pavyzdžiui, reikalavimai yra daug didesni negu Lietuvoje. Ir jeigu mes atitinkam Rusijos reikalavimus, tai reiškia, galima sakyti, kad jau vos ne ekologinės tos morkos. Nes pagal kokybę mes, čia nenoriu girtis, bet prilygstam Olandam. Lietuviškos morkos apskritai visų daržininkų prilygsta Olandam. Derlių biškai atsilieps, nes ne viską galim daryti, nes ir puškimai ten riboti yra. Bet jeigu sėjomainą išlaiko, aš manau, susitvarkysim su tais visais reikalavimais. Šiemet lygtai nesunkiai susitvarkėm. Vartotojui reikia garantijų, kad augintojas iš tikrųjų augina atsakingai. O kaip tu kitaip tą padarysi, jei ne per kontrolę, reiškia, tu turi diegti tam tikras auginimo technologijas, sumažinti tręšimus, sumažinti augalų apsaugos priemonę ir, aišku, niekur, jeigu tai nebus užfiksuota ir tavęs niekas kiekvienais metais netikrins, nekontroliuos, kažin ar vartotojas įgys tą pasitikėjimą. Ilonos ir Virgilijaus Kuprevičių ūkis toks, kokių reta net ir toli pažengusiuose kraštuose. Iniciatyvos ir fantazijos nestokojantys šeimininkai savo ūkį pavertė tikrą grožio ir šiuolaikinių technologijų oazę. Tikras ūkis nuolat auga, tad į konferenciją susirinkę Ilonos ir Virgilijaus kolegos tapo ir 4 naujų pastatų iškilmingo atidarymo liudininkais. Šiaip tai žinokit, kai rengėm šitą aptarinėjom mūsų tarptautinę konferenciją, tai aš sakau, gal nevežkim vis dėlto ministro pas Kuprevičių ir Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininkas atvažiuos ir pagalvos, kad visi taip daržininkai gyvena kaip Kuprevičiai. Taigi, ministrė, tai yra pirmaujantis ūkis. Aš labai su sveiku pavydžiu savo kolegai, šitaip daug pasiekusiam, bet tai yra pretekstas kiekvienam iš mūsų siekti tai, ką pasiekė Kuprevičiai, Dambrauskai. Taigi, dėkui jums. Didžiausias pastatas yra daržovių saugykla. Ją pradėjau statyti gegužės mėnesį praeitų metų ir rudenį jau vežėm morkas. Jis yra 3000 tonų talpos. Šiemet pastačiau administracinės buitinės patalpas, kur čia šalia randamės, ir visiems padargams ir konferencijai, ir dar vieną autogaražą. Pasižiūrėkim, kiek čia žmonių dirba. Ir bendrai Lietuvoje daržininkystė, būtent lauko daržininkystė, eksportui sukuria produkcijos maždaug 300 000 tonų. Tai yra dideli skaičiai, o šis ūkis tai drąsiai galiu aš tikrai pasiūlysiu mūsų užsienio reikalų ministerijai, kitais metais mes pirmininkausim, kad čia atvežti visus ES ministrus ir parodyti, kas yra padaroma iš ES pinigų ir kokia sukuriama didžiulė pridedamamoji vertė. Tai yra tiesiog, galima sakyti, stebuklas, nes daržininkystėje nereikia plačių laukų, 100 000 hektarų, bet reikia meilės, žinių ir, aišku, šiek tiek investicijų. Na, kiek teko lankytis ir kituose kraštuose, na, to neteko matyti. Na,
ateina naujos technologijos, bet jos ateina ten, kur yra pasiruošę žmonės ir kur žmonės pasiruošę investuoti ir pasiruošę atiduoti savo širdį, kad sukurti tokį ūkį. Tai čia vat irgi gerai, kad yra organizuojamos tokios konferencijos, kur žmonės gali pasidalinti patirtimi ir drąsiai žengti į priekį. Tuo labiau, kad sąlygos tam tikros sudarytos yra ir su ES parama ir apskritai tam tikras, reiškia, mikroklimatas, geranoriškas pakankamai, tik tai aišku reikia žmonių iniciatyvos. Visa tai nenukrito iš dangaus. Prireikė nemažai laiko ir daug triūso, kol nedidukas ūkelis tapo tikra morkų karalystė. Nuo pat ūkininkavimo pradžios drąsiai diegia pačius naujausius ūkininkavimo metodus, aktyviai naudojasi ES parama, Ilona su Virgilijum dabar gali pasakyti, kad tai pasiteisino. Iš tikrųjų taip, pradėjom nuo 1,5 hektarų su skolintų traktoriukų ir kai atvažiavo olandai, tai jiems buvo kažkas kraupaus čia. Atsilikę tokie atrodėm, nes ten morkas plaudavom, patys pirmi pradėjom plauti tokioj mojkiai, tokia plovykla numoikė, aš ją vadinu, nes ten, kai dabar prisiminė, tai buvo sunku, bet žinau, kad buvo gera dirbti. Gal buvo jaunatviškas entuziazmas ar kaip, o daugiausia tai čia pasiekimus tuos visus tikriausiai sudėčiau, atiduočiau savo vyrui, turi galvą. Prieš porą metų, kada buvo sausra, kaiminėse valstybėse buvo iš tikrųjų labai geros kainos, produkcija nebuvo dėl realizacijos problemų, nes mūsų rinka Lietuvos yra palyginus maža ir buvo geros kainos, tačiau štai pavyzdys, kaip tos lėšos nebuvo pravalgytos, bet investuotos. Pagal kaimo plėtros programą mes morkų plovimo įrangą naują įsirengėm, morkų fasavimo įrangą ir kombainą savaigį nusipirkom. Tai irgi didelė parama labai, nes savaigis kombainas kaip tik reikalingas kai šlapios dirvos. Per šiemet mano ūkį be paramos nieko nebūtume padarę. Arba būtume padarę dar po 10 metų. Kalbėti reikia apie naują finansinį periodą, kas labai svarbu. Nes visokių kalbų yra dalyvaujant konferencijose ES, senosios šalis sako, o gal kai kurias programas jos nereikalingos, kaimo plėtros palikime ten rinkos sąlygom. To mes negalim leisti, nes iš tikrųjų ES savo infrastruktūrą kūrė jau keliasdešimt metų, kuomet mes turėjom galimybę, reiškia, tik kelis metus.